Su žmona daugiau kaip 10 metų gyvenome Vilniuje, turėjome savo asmeninį būtą. Būtas buvo senos statybos, jį kaip galėjome, taip atsiremontavome, jo džiaugiamės, tačiau visą laiką svajojame turėti naujos statybos būtą. Tačiau tam, kad turėti naujos statybos būtą, visą tai atrodė labai sudėtinga, kad mums tai nepavyks, kad reikalinga kažkieno pagalba, bet visą tai taip tęsiasi, kol mūsų gyvenime atsirado Tomas. Tomas mūsų gyvenime atsirado draugų rekomenduotas. Susitikimo metu su Tomu Tomas mus įsiklausė, suprato, ką mes norime, kad norime parduoti savo būtą, įvertino mūsų galimybės ir pradėjo rūpintis pardavimo procesais. Tikėjomės, kad būtas bus parduotas netrumpiau negu kaip 3 mėnesių laikotarpyje, galbūt 6 mėnesių, tačiau įvyko stebuklas. Savo būtą pardavėme Tomo dėka per 1 dieną. Pirmo susitikimo su Tomu metu jautėmės su žmona labai patenkinti, atsipalaidavę. Toks jausmas buvo, kad mes Tomą pažįstame jau ne 1 metus. Bendrauti buvo paprasta. Visą laiką su žmona įsivaizdavome, kad tas pardavimo procesas yra sudėtingas, kad pasisamdysime brokerį, kad vis tiek nemažą dalį dalykų teks atlikti ir patiems, kurių mes nesuprantame, galbūt pasitaikys netoks brokeris, apie kokį mes įsivaizdavome. Tačiau su Tomu viskas buvo kitaip. Tomas nuo pat pirmų akimirkų su mumis bendravo taip kaip draugas, neviniojo žodžių į vatą, kalbėjo paprastais žodžiais. Pradėjus pardavimo procesą, iš tikrųjų nesirūpinome niekuo. Viskuo pasirūpino Tomas ir jo komanda. Tiek aš, tiek mano žmona, manau, drąsiai galėtumėm rekomenduoti Tomą tiek savo draugui, kaimynui, bendradarbiui, kadangi Tomas nuolatos su mumis komunikavo, niekada nepaliko nežinomybėje. Net ir po darbo valandų savaitgaliais teko jam pasiskambinti, tiesiog pačiam atsirado vienas kitas klausimas, kurį norėjau išspręsti. Ir jis visą laiką, net ir ne savo darbo metu, bendravo su mumis noriai.